pasikeitėm peiliukus visus. Lik ir bus gerai dabar. Išsiardėm prieš peilius, biškį čipai atbūkė. Kai nesisuka, nereik balansuoti, kaip sakant. Tai prabraukiam biškį. Pagalandam, kad geriau smulkintų. Va, tarp šlangų buvo pripista hermetiko antifrizo. Ir užmauta ir su chamutis spausta. Nežinau, čia normalu, gamykliškai taip. Nu, va, prasiklibinom guolius. Perkulimo transporterį. Kaip ir normaliai, nieks nekliba, pasitempėm transporterį. Biškį ir gal bus gerai. Dar radau masinius laidus biškį. Pakirmėjusius, reikia išsivalyti viską tvarkai padaryti. Kad po to nebūt problemų viso pabalta. Išsivalyti išeis. Ja, pasikeitėm antrą būgną į tempėją guolius šitą. Ir dabar jau čia buvau nusiėmęs, reikia pabaigti užkalti irgi naujas guolis. Nes gerai išnarėjo, tai dabar jau bus normaliai. Dar irgi tempėjo to vat šklyvuko pasikeitėm guolį čionais. Tai bus normaliai. Nu, ir jau grandinės irgi sustampėm, tik perkalimą, tiek į bunkerį. Turi kažkiek laipsnių biškį pasikreipti. Ir kad lenkiantis lengvai sukti, nestrikti. Kitaip gali traukti arba transporteris traukti į garmuškį. Nu, prasėjom visus škyvus. Diržas buvo atsileidęs, prasisakau, pasižiūrėjau. Čia kol kas tas ir viskas gerai. Tai šitą pusę kaip ir baigta, nieks nebeaužė. Tai realiai pakeitėm tik tai tą mažai ir tą didžiojo guolius. Dar grandinės reikia, nori jos. Ir kaip bus gerai. Ai, čia irgi viskas. Prasėjau, visi guoliai geri, neaužė. Kaip ir gal bus gerai. Nu, dar radu vieną. Biškį ratą ir ūžį. Nu jau keist reikia matyti. Šitą pusę kaip ir baigti, visi škyvai praeiti, kur reikėjo pakeičiau guolis naują grandinę. Nori jos ir kaip šitą pusę jau ir baigti. Nu, pagrindinis paleidimo škyvų guolius pasikeičiau. Cilindrą reikėjo pasileist, bet nusimau, biškį prasdirbam. Kampas nutrūko blemba, bet gal nieko blogo nebus, gal neišsibalansuos labai, vibracijos neperduos. Nu, bus matyti. Pasileis, jeigu ką reiks keisti. Jeigu čia dar vieną užmaut škyvą reikia. Visus diržus reikia pabaigti, susikišti. Ir pasikeitėm šitos stebulius, guolius. Įsikaliam. Šiaip reiktų po teisybę tai juos presuoti, kalt negalim guolį, bet manau, koks 7% 8 žmonių juos kala tiesiog. Tai ant laukų kaip reiso neatsiveši.
guolį, blem, užmiršau šaibą į vidų įdėti. Blem, mulkis. Nieko, visiems pastaiko. Kai kurie guoliai, tas kaip į gerą. Tas va, baraška, jaučias per pirštus. Tas gal girdis, bet jau šnara. Sausas jau. Tas ir kaip ir. Ir visur, kur keičiau realiai, vienas iš dviejų. Nu, jas, bet jeigu jau keitė, tai keitė abu. Dabar kas liko užsidėti apsaugą. Čia kad diržas nuo škyvo nenudriptų, čia tokia kaip lavelis aplinkui. Ten matos padėtis. Vėliau parodysiu. Susitempt diržus. Ir galą gal sustvarkyti, o gal vėliau pabaigoje tada prasidės, kai visą kombainą pabaigs. Nes biškį ir ten reikalavau norėjimą užsidėti. Žodžiu, einu prie įtempėjų dabar, blekas apsauginės. Judėsim toli. Šitas stebulis pasikeitėm guolius. Šitą pasikeitėm įtempėjo guolius. Užė. Dar šitas reikia mažučius. Aliuminis pasikeist. 204 stovi mažučiai, kažkaip pakrypę stovi tie. Aš čia diržai įdomiai eina. Ir tie guoliai, blemba, greit pradeda klebėti. Žodžiu, dablekas ten reikia prie paleidimo smulkintuvą susidėti. Čia va visas dangtis nuimtas, ką būt patogiau nusiėmė. Ir žodžiu, sustampyti, susivaržyti. Ir po to beliks čia, prie perkulimo dar. Ten jau visas, realiai iki perkulimo jau viskas, karo čia. Kaip ir tvarkai, nu išskyrus be šitų dviejų aliuminį, bet čia reikia pabaigai pasilikti. Ai, dar šitą irgi keičiau. Nu, realiai didžią dalį guolio keičiau. Vienas kitas tik liko nekeisti. Štai į pabaigą čia labai lengvai įti. Greit. Nu, dar 15 minučių buvau pasileidęs kombainą. Praėjau, paliečiau. Tai kratiklio ašis kaista žiauriai. Visur kitur šalti. Guolio čia kaita, tai nėjo nusikalt guolio atsikalt. Tai purvasaugį salnikėlį išėmiau, svariau šrats į vieną krūvą ir išbirenau šrats ir dabar liko abojimą tik. Taip greičiausiai gausiu pjauti jau. Nes kitaip nematau čia šansų šimdys, omnikas neužsideda niekas. Tai gausiu pjauti abojimą ir nusimti. Pasikeitėm ir kratiklių guolį. Buvau to pasidaręs susidengti. Kaip jau, kai įskylė, kai vidų kibirkštis neįtų. Čia įsipjau iš paprastos kartos gabalą, kad kibirkštis neįtų. Nusipjojom, nusikada lengvai, nu, užsikadami, uždėjom naują. Čia jau tikrai guolis subyrė. Subyrė, bet savas neklebėt neliko. Na, čia. Vieną karočią išardžiau per pusdienį.
kol apmašiau kaip išpjaustyt. Antrą kartą čia per 10 minučių. O kiek čia purvo ir popsaugi. Baisu. O vieną guolį jau dėjau, kitas dar laukia. Nereikėjo imti tos plokštelės, šiaip net apsižiūrėjau varšas, nes jie ir neužvirinti iš vidinės pusės. Tai pavyko užsikalt neįdrybus varžtas. Labai gerai. Nu, dabar žvaigždė dačiau užsimest ir toliau. Nu, pasikeitėm kuro filtrą. Antras ten kuro filtras, tepalo filtrą pasikeitėm. Žodžiu, pilam tepalus. Ir dar lieka reduktoriaus filtrą pasikeisti reduktoriaus tepalus. Gerai vieta reduktorius, bet straublį. Sitiesus prieinam. Va, žodžiu, pirmą būgną reguliuojam ir plokštelę, žodžiu. Reiks ir antrą būgną reguliuoti. Antrą dar netikrinu, pirmas ir pabėgęs milimetrais. Nuo trečios turi būti tos. Šitas, nuo trečio šito turi būti 16 plus minus 2 mm. Čia turi būti 13 plus 2 plus minus 2 mm. Čia turi būti 8 pabaigoj plus minus 2 mm. O čia, man atrodo, per tiesiets 15 ir 20, ar atvirkščiai, nežinau, reiks tą knygą pažiūrėti. Žodžiu, ar 20, 15, nebeatsimenu. Reiks knygą pasižiūrėti, žodžiu, susireguliuojam pobūgnį, kad atitiktų viskas. Kaip priklauso, bus gerai. Čia šitų varštų reguliuojas, visų traukiu. Žodžiu, taiksim. Nu, va, persirinkom škyvą. Nu, dabar klybą biškį neprisigoda varštų. Golis persirinkom, škyvas naujas, nes aliuminis, nes prasukti su rankom. Jau paėmus už tą didžiąją kratiklių škyvą įtempus diržą vis tiek prasisukdavo, praslysdavo diržas ant to škyvo aliuminio, tai pakeitėm naują škyvą. Prisukti rėmą ir čia irgi bus kaip viskas pabaigta. Nu, diržą tas susimesti ir bus baigta. Jau kaip ir su visa kulimo sistema. Nu, dar priekį su nužulniosios ten grandinė reikia pasikeisti. Nu va, kombainą kaip ir susitepėm, baigiam, dabar kabinam kėderį, vežamės lauk. Ir bandysim kėderį žiūrėti, ką datvarkyti. Kabinam kėderį, neveikia kopijuokliai, nemato lenktuvų greičio. Žodžiu, supartalinti visą laidą, žiūrėk, čia blėkas stovi. Visur. Čia dar nepragraužė, čia va pagraužė. Ir čia va visą laidiną. Jo, smagiai. Vieną galą susilitavom jau. Dabar toliau einam latuoti. Na va, įsidėjom vienas ant kabelės varžtam buvo nutrūkęs, pernai du buvo nutrūkę, šiame tik vienas. Žodžiu, dar atsileidom biškį, sraigę pasikelsim anksčiau, nes pernai buvo žemesni miežiai, tai prisileidau labai paimti, bet kai labai žemai rapsams, jo vaikų, tai užkerta sraigę labai būna, tai biškį prikėliau šiemet. Ir kol kas pasėlė atrodo aukštį visą šaudo bus, tai pjaus, nereiks prisileisti po rapsų. Ir daugiau viskas susidėt grandinė, goliukai čia gerai kėderį, tai kaip ir bus viskas gerai. Pasitempiam dar lenktuvų grandinę, hidraulę biškį pirštus, lenktuvų patiesinu, vienas kits buvo nulinkęs. Čia pirštus pasitiesinom ir dabar beliko grandinę susitepti ir jau kaip ir kombainas bus jau baigtas. Dar vežimą ten vieną lemputę, kitą paliksai, dar kombainą reikia šuturėlis, jiems nevedė. Lemputę irgi pasikeis, nu ir bus matyti. Susitvarkėm lemputę, pristvirtinau su skardu, nes praeitą kartiesį iš galo į plastiką sukau, tai išklebėjo išdyla, nes ten vėl nežin kažkokia medžiaga įdomi, kur grėžia ir trupa kaip miltai. Tai per patį geltoną plastiką prisakau. Žymėklių šonis, nu čia išsidaužytų lempų lėdinių, įsipjovau kvadratą. Tai, žodžiu, tikrinam
ar veikia posūkiai, viskas vežimai. Bet čia biški pasitiest. Kažkuris metais biški nepataikiau kėderio padėt. Tai biški kliuvo su skarda ir nulenkė kampą. Žodžiu, susitepam vežimėlio tiltus, priekį tą amortizaciją, kad netrenktų taip. Dar kombainų grandinės pasileidus pastepti ir viskas bus kombainų. Ar škalinė? Nu, tai ir viskas eina kol kas, biškai pašildysim, dar patikrinsim ar guolinė šyla. Bet viskas veikia, laidus lietavų lenktuvus mato, kopijuoklius mato jau, keičiasi pozicija. Žodžiu, taip ir viskas bus baigti. Žodžiu, dar biškai pakankinsim, pažaisim ar nekaista. Tai bus kaip ir gerai, man atrodo. Nu, dar reikia, žodžiu, sėtus tvarkytis, susireguliuoti pagal varikliuką, nes kompas jau rodo 0, o čia yra 3-4 mm pagal mane. 3 gal labiau. Žodžiu, neuždaro pilnai, vėl reiks ašelės ten reguliuoti. Ilgas užkaisantis darbas. Žodžiu, apatinis tarp sietas vėl nelabai normaliai veikia. O galiniai pilnai užsidaro. Žodžiu, tas viršutinis, šitas didysis irgi viskas normaliai su jais, bet su apatiniu problemus kiekvienais metais beveik. Žodžiu. Nu, pasidarėm šūdnekį, bet vis neingrindu čia mėtysis, puteklis pasikabinsim, laikysis. Dabar dar reikia įsidėti kabinos filtrą naują, nes kombainam blemba kasmet beveik užsikiša, nebeprapačia koniškė, nors su šitiem kombainam biški kažkaip tas vėjelis silpnai taip pučia, o kai filtras ir pasenis, tai labai sunkiai beapačia. Tai čia dėžė yra ir bandysim keisti. Na, dar galiavą pasikeičiam filtrus, turim visus naujus. Na, čia jau menknikiai belieka, bet šis tą parodyt, ką čia beveikiam. Čia kaip senas kombainininkas, tų diržų prisikrovęs, na aišku, reikia ant laukų. Seniau irgi ant nyvo, blėt, prisikabinda ant filtradėžių ir visokių, kur tik įmanom. Aš ir panašiai, kad nereiktų laukti. Diržų prisikabinti kiekvienais metais. Einamiausias smulkintuvo, antras separatorius, bet čia yra senas jau. Jeigu nutrūktų, žodžiu, įsiteisęs, nes jau ir patysęs, ir tempėjęs, jau ant maksimumo būna biški pasileidžiant. Nepasileidžiant, biški prabuksuoja, bet iš bėdos. Gal ir neblogai. Tai žodžiu, čia palas smulkintuvo da turi galinį. Paleidimą, man atrodo, net ir smulkintuvą reiks atsinešti. Kur nuo variklio suka, tai ta. Dabar susimetam filtrus. Nešam tuos jau butelizuotus. Dar kopijuokliams susidėjom naujus benzigėlius, nes jau seniai buvo išdylę beveik jų link nutrūkimo ribos. Kad neatsilenktų per daug atgal.
Nu, dar žodžiu, pabaigai, kad nereiktų su kanistrais kilnot. Atsivežėm visą atblojaus pačką, pasikėlėm. Žodžiu, prisipilsim ant atblojaus. Na ir gal bus viskas kaip ir. Nežinau, kiekvieną kartą sakau viskas, bet dar vis randu prie ko prikibėt. Nu, žodžiu, ką tai parodysim. Žodžiu, rugpjūčio 3 dieną startas duotas. Vėlokai. Lietus neleidžia, bet šį kartą praėjo debesis pro šoną. Žodžiu, kaip ir kombainas jau protestuotas eina. Tai žodžiu, visiems gero sezono.